Sveiki, prieš pradėdami animuoti kažką tai su Maya, instaliuokime keletą skriptų. Jie mums labai pagelbės mūsų darbe. Kai kurie tiesiog palengvins darbą, bet kai kurių tiesiog neįsivaizduojam animatoriaus darbą. Štai čia bus folderiukas Maya Scripts parašyta ir bus 4 skriptai. Animatic Window, Studio Library, Backhost ir Anim Selector. Pradėsim turbūt nuo paprasčiausio Animatic Window, bet be jo vėlgi animavimo nei žingsnio. Turim atsidaryti Majoje skriptus folderis, tai yra kompiuteris, C-diskas, users, kompiuterio pavadinimas ir documents. Arba tiesiog čia iš karto documents. Matome Maya scripts. Štai čia turime įdėti skriptą. Kopijuoju, spaudžiu, paste. Štai įdėtas pirmas skriptas ir pažiūrėkime internetiniam puslapį, kur tįsinti skriptą sako, tokį reikėtų koduką rašyti. Source JS, brūkšnys apačioj, animatic window, .mel, dvitaškis, kabletaškis, spaudžiu copy. Aš įdėsiu į Wordinį failą šitos kodukus, kad galėtumėt nukopijuoti ir įdėti. Galbūt iš karto ir padarysiu. Spaudžiu Notepad ir Animatic Window. Kodukas bus toksai. Aš jį kopijuojate. Štai tiek. Žeinam į Maya. Maya neturi būti uždaryta, kada mes tai darome. Šį čia įsitikinam, kad yra ne Python, o Mel script, reiškia, kad būtų užta Mel. Ctrl V nupeistinam ir tiesiog pažymim vidurinių pelės mygtukų ratukų nuspaudžiame ir tempiam. Štai šį čia pasirenku Mel. Pagal nutylėjimą greičiausiai bus atsidaryta pas jūs poligonas dar kažkur tai. Tiesiog užeinate į Custom. Tegul. Ir šį čia, reiškia, perbraukėt, metat ir parašote Mel. Kada mes jį nuspaudžiame, pas mus atsidaro štai toks animatikos langelis. Šį čia mes dėsime, tarkime, kažkokią sekvenciją su judesiu, filmuosime save, savo vaikus, nesvarbu ką, darant kažkokį tai judesį. Tuomet kelsime per load čia tą video arba animaciją ir matysime klintam kadre, kas vyksta ir galėsime animuoti savo personažą pagal referencą, nes ir patys geriausi animatoriai Hollywoodo naudojasi referencais. Tai buvo pirmasis skriptas, bandykime instaliuoti antrąjį. Čia, jeigu norėsite, galėsite pasikeisti savo ikonėlę, kažkokį tai. Vėliau apžvelgsime, kaip tai padaryti. Taip, sekantis skriptas pas mus yra Studio Library. Užeinu į Studio Library ir šį čia matome. Yra daugybė viso ko. Bandykime nukopijuoti šitą ir šį čia paste, tiesiog nupeistinti Studio Library. Atsidarau, pasiskaitinėkime, ką pas mus reikia padaryti. Taip. Į tą patį skriptus, kaip mes padarėm, tai padarėme. Ir Pythono editoriuje mes nebe Mel skripto Pythono turime įrašyti štai šitą tekstą. Rašau copy
iš karto. Pas jums tekstas bus štai toks. Va. Tekstas. Einame į Maya ir šį čia matome yra vėlgi ištrinam koduką mel arba Python. Kartais, kada norim kelti pythoninį skriptą, mums geriau būtų aplamai skripto editoriuje tai daryti. Spaudžiame štai šitą mygtuką. Jeigu kažkas čia parašyta, ištrinkime tiesiog štai šitais mygtukais. Pasirenkam Python. Ctrl-V eksportuoju ir spaudžiu mygtuką Execute. Štai, atsirado iš karto tokia lentelė, viskas tvarkoja vadinasi. Galime ištrinti viską, dar kartą Ctrl-V, pažymime su viduriniu pelės mygtuku, metame štai šį čia. Galime uždaryti skripto editorių ir pažiūrėkime, ar veikia. Viskas veikia, jeigu norim, galime pakeisti ikonėlę. Dešinį mygtuką, Edit, Shelves ir va šį čia vat kur Icon Name pasirenku ikonėlę. Čia bus vėlgi C-diskas, Users, mūsų kompiuteris, Documents, Maya, Scripts, Studio Library. Ir šį kartą paimkime Icon. Štai matome. Ikonėlę yra spaudžiame Open. Ir atsirado štai čia ikonėlė. Galim uždaryti ir va tai mes turime du veikiančius skriptus. Pirmas yra Animatic Window, kitas yra Studio Library. Bandykime instaliuoti sekančius skriptus. Pažiūrėkime, ką mes turime. Galime uždaryti. Sekantį mes turime BG Ghost. Pažiūrėkime, ką mes turime informacijos internete apie jį. Apie instaliaciją, ką rašo. Pažiūrėkime, gal bus parašyta kas nors. Ne. Taip, paskaitykime. Taip. Aš kol kas uždėsiu pauzę, kol surasime, kur tas tekstukas yra. Na, kaip ir teksto neradau, bet pamaninkime eksperimentuoti. Nupeistinkim čia tiesiog pavadinimą BH Ghost. Na ir žinoma, dedame kabletaškį. Kaip ir po kiekvieno prašyto skripto. Pažiūrėkime, ar veikia. Perbraukiam, su viduriniu pelės mygtuku tempiam. Metam šį čia, rašome L. Taip, viskas veikia, iškart galime dešinį mygtuką, Edit, Shelves, Documents, Maya, Scripts. Taip. Mes turbūt užmiršome įmesti. Taip, teisingai. Užmiršome įmesti BG Ghost.
štai šičia. Viskas įmetėm. Edit. Documents. Maya. Scripts. bhghost. Na ir čia surandam ikonėlę. Patinka mėlyna, patinka raudona. Kokį nori, tokį naudokite. Spaudžiate Open ir štai šičia atsiranda ikonėlė. Dar kartą patikrinkam, ar viskas veikia. Veikia. Na ką, 3 iš 4 yra instaliuoti. Bandykime instaliuoti 4. Jis pas mus vadinsis Anim Selector. Iš karto metam į Anim Selector. Štai šičia. Na, aš dėl jūsų dar vieną išekstraktinsiu. Tai vat, turime ir Anim Selector. Jums to daryti nereikia, tiesiog kad turėtumėte patys. Bandykim pažiūrėti, kas pas jį yra. Bla 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 bla. Įmeti Selector į kopijuoti Anim Selector PI. Tai yra štai šitą. Į scripts. Šičia icons ir liks. Viskas tvarkoj. Ir ką parašyti mums? Parašyti štai šitą. Čia irgi bus Pythonas. Ir žiūrėkime, ką mes turime. bhghost. Kodukas bus bhghost ir dvitaškis. Taip. Ir paskutinis pas mus yra, vadinasi Anim Selector. Ir kodukas štai šitas. Prisiminam, kad reikia pas mus tai daryti Pythone. Dėl to galėtume paginti šičia Pythone, bet aš vėlgi mėgstu labiau šičia. Ištriname mūsų kodukus ir esame Pythone. Ctrl V. Pažymim. Braukiam. Eksperimentuojam, tai pas mus sako, šiokių tokių problemų yra. Pabandykime dar. Ištrinam. Ctrl V. Perbraukiam ir spaudžiame Execute All. Taip. Irgi bėdelės, pažiūrėkime, kame gali būti problema. Vėl padėsiu pauzę. Na vėlgi aš neradau jokių ypatingų problemų. Ką aš padariau, tiesiog iš Anim Selector įmečiau į mūsų Maya Scripts ne Anim Selector folderį, o įmečiau atskirai Anim Selector pick ir įmečiau, čia buvo 3 failai, pasakysiu kokie. Aš ekstraktinsiu dar kartą. Štai. Įmečiau
icons, įmečiau šitą ir įmečiau help. Tiesiog 3 failiukai. Šitas ir šitas. Anim selector. Ar kada pabandau? Įmetu vat. Yra 3 failai. Prisimnam, kad mums reikia rašyti štai šitą dalykėlį. Spaudžiame copy ir einame į Maya. Parašyta, kad už mus turėtų sukurti atskirą langelį, bet mes pabandykim įsisukti, kad viskas, ką mes norim, būtų instaliuota į custom. Čia pasirinku Pythoną, Ctrl V, pažymiu ir su viduriniu pelės mygtuku metu štai šičia. Spaudžiu Python, pabandykime, ar veikia. Vis tiek sukūrė už mus langelį. Nieko baisaus. Bandykim nuspausti ant pirmą. Čia mes galime sukurti savo personažui selektorių, dešinį mygtuką, edit, shelves ir bandykime documents, Maya, scripts, icons ir pasirinkti spaudžiame open. Taip. Kas pas mus šičia atsirado? Reference. Bandykime edit, vat cancel png, documents, Maya, scripts, icons. Galim čia paimti tiesiog setupą. Pažiūrėkime, ką daro šitas. Šitas nedaro nieko, galim tiesiog paimti ir ištrinti. Reiškia, mes turime anim selector ir custom čia galima ištrinti, tai ko mums nereikia. Vat. Turime instaliuotus mūsų skriptus reikalingus ir sekančią pamoką pažiūrėsime, kaip galima juos panaudoti pagal paskirtį.